1960-aisiais aviacinio techninio sporto klubo viršininku paskyrus Stasį Žiburį, Šiaulių aviacinio sporto mylėtojai sulaukė dar gausesnio technikos papildymo. Gautas sklandytuvas KI-12 Primorec, po jo dar 2 sklandytuvai BK-6, o po 4 metų klubas įsigijo sklandytuvą L-13 Blanik. Nuo 1968-ųjų klubo vadovu tampa Leonidas Jemeljanovas. Tuomet gaunamas ir pirmasis lėktuvas Jak-12, kurį klubo nariai visai netrukus ryžtasi išmėginti ir išmoksta sėkmingai pilotuoti. 1970 metais Šiaulių aviacinis techninis sporto klubas persikelia į Raudondvario aerodromą ir čia įsikūrė. Pastatomas angaras lėktuvams, garažai, įkūriamas mokymo korpusas. Vis dėlto įkurtuvių džiaugsmą užtemdo ir pirmosios nelaimės. Tais pačiais metais lėktuvo katastrofoje žūva vos 2 metus vadovavęs klubo viršininkas Leonidas Jemeljanovas ir 2 lakūnai. Praėjus 5 metams po skaudžios netekties 1975-aisiais, vadovaujant Zigmui Zdzichauskui, klubo bazė dar labiau papildoma ir patobulinama. Įrengiamos mokymo klasės, dirbtuvės, nauji garažai, sporto aikštelės. Kad aviacijos sporto fanai savo pomėgiui galėtų skirti dar daugiau laiko ir aerodrome jaustųsi tarsi namie, teritorijoje net pastatomi poilsio nameliai lakūnams. Aeroklubo veikla pastebimai įsibėgėja. Pradeda veikti aviamodelių laboratorija, ruošiami parašiutininkai. Čia pat pradeda veikti skraidykliniai bei lengvųjų skraidymo aparatų konstruktoriai. Aerodrome darbuojasi daugiau kaip 100 bendraminčių. Šeduvos aerodromas kasmet tampa respublikinių aviamodelių ir sklandymo čempionatų organizavimo vieta. Tokių varžybų metu čia užfiksuotas ir savotiškas rekordas lietuviams. Pirmą kartą sėkmingai įveiktas 500 km skrydžio sklandytuvais nuotolis. Nepaisant laikmečio sunkumų, draudimų ir ribojimų, ypač sėkmingas pergalių lydimas laikotarpis šiauliečiams 1975 ir 1990. Aeroklube net 10 sportininkų įvykdo aukščiausias sporto meistrų reikalavimus, o Liucija Jurevičiūtė pasiekia skridimo sklandytuvu į tikslą ir atgal Lietuvos rekordą, kurio pagerinti niekam nepavyko iki šių dienų. Ir tai tik nedidelė dalis pasiekimų, užtikrinusių Lietuvos aviacijos sportui pirmasias pozicijas tuometinėje TSRS. 1990-aisiais Šiaulių aeroklubas jau turėjo 6 lėktuvus Vilga 35, beveik 20 skirtingų sklandytuvų. Mašyje išlakstė žaliasias lankas, tarytum lėktuvai išskleidę rankas, svajojo su vėja, kurį paslapčia ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia. Ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia. Padangių gilių ir aerodromų pilkų.
jungiasi narsai, žvaigždėti keliai. Jie šaunūs pilotai, tikri sakalai, tik laiškus kai siunčia tėvam į namus, dar kartais iš popieriaus lankstus sparnus, dar kartais iš popieriaus. Akivaizdu, kad per 50 metų nuveikta išties daug, kad aviacijos sportas Lietuvoje įgautų pagreitį. Dabar Šiaulių aeroklubas, švenčiantis garbingą pusės amžiaus jubiliejų, jau nebeskaičiuoja, kiek norinčių skristi čia išmoko valdyti sklandytuvą, vargu ar pavyktų atsiminti visus pelnytus laurus ir įvardinti nuveiktus darbus. Tačiau stebint vis papildančias klubo narių gretas, viena tampa aišku. Skrydžio fanai čia lankysis dar ne vieną 50-metį.